Sveiki visi, Service 007 sveikinuos iš Chrysler Pacifica automobilio. Šį kartą turim kiek retesnį, rečiau pastaikantį modelį, hibridinį variklį, 22 metų, faceliftinis modelis. Kaip matot, netgi parodėm, kad yra hibridas. Baterija šiaip iš principo pluginas be abejonės, tai kraunamas hibridas, tai reiškia, kad pasikrovus galima ir pilnai elektrą važiuoti. O kai baterija yra tuščia, jis veikia kaip įprastas hibridas. Tai va, tik tai toksai pastebėjimas, važiuoja jisai labai maloniai, netgi sakyčiau, vairuoti turbūt yra ženkliai smagiau tokį automobilį nei paprastą 365 starą. Variklis, tarp kitko, iš vienos pusės lyg ir identiškas, iš kitos pusės tų skirtumų kažkiek turi, bet vėlgi tai yra tie patys 6 cilindrai ir sumontuota Landirenzo tokia pati identiška Landirenzo Evo OBD sistema, apie kurios komponentus pridėsiu galbūt šiek tiek atskirame video reportaže. Tai matysi, to automobilį iš tikrųjų testuojame kelyje, jau grįžinėjom greitkeliu ir autostradą atgal link Kauno, link Service 007 dirbtuvių. Tai kaip matot, susistartuojam visiškai elektrą, tikrai nors ir 0, žemiau negu 1% likutis baterijos, range'as 0 km vien elektrą, mes jau susistartuojam iš karto į dujas be abejonės, to torko tikrai turi labai neblogai ir važiuoja labai maloniai. Tai kaip minėjau, jisai praktiškai trasoje elgėsi identiškai kaip įprastas, sakykime, mums jau dažniausiai Toyotinis variantas matomas hibridas, nors gal kiek liūna, kad pačiame automobilyje yra pakankamai daug triukšmo važiuojant tuo 100-110 km/h, bet kaip matom, mes važiuojam, kraunam bateriją ir važiuojam pilnai visų 100% dujomis. Tai toks variantas irgi yra įmanomas, klausimų dažnai gaunam, ar į tą hibridą montuojasi dujinė įranga, ar verta montuoti ar neverta, tai kiekvienam pasiskaičiuoti, kiekvienam pasižiūrėti, jeigu ten kraunat namie ir į darbą važiuojat, ten tos 10 km darbe pasikraunat ir grįžtat, tai naudojat kaip elektromobilį iš principo ar ne, visose tolimesnėse kelionėse, kaip ir šis klientas, kuris atvyko pas mus iš Klaipėdos, automobilį žada naudoti ir kelionėm, ir Europoje, ir į kalnus, ir vasaros kelionėm, tai be abejonės jisai važiuos visus 100% iš principo dujomis su pagalba iš elektros, kad ir kiek jos kelyje bebūtų. Tai balionas, tiesa, irgi labai smalsu klausė dėl Pacificos balionų, tai kadangi antros eilės sėdynių susilankstymo vietose turim baterijas, tai natūralu, kad ten 2 balionų įdėti neįdėsim. Ant stogo jų irgi natūralu nesumontuosim, tai lieka vienintelis variantas užgalinių sėdynių. Tai čia jau vėlgi pagal norus ir pagidavimus, čia esam sumontavę vieną toroidinį dujų balioną, tiesiog per tą 2 sėdynę šonę, kaip minėjau, reportažą pridėsiu, pamatysit. Galima dėti cilindrinį per visą tą nišą, bet tada tokiu atveju jau nei viena, nei siauresnė, nei platesnė sėdynė nesusilankstys ir kažką ilgą transportuoti būtų sudėtinga. Nebent variantas būtų tas sėdynės iš principo šalint, kas irgi yra įmanoma, nes galima sudėti tokius balionus taip, kad būtų galima prieiti prie sėdynės tvirtinimo varžtų ir reikalų esant galinės sėdynės iš principo pašalinti. Tai tų variantų visokių, klientų visokių, gyvenimo būdų įvairių ir be abejonės variantų įmanomų irgi yra ne vienas ir ne 2. Tai tiek apie Chrysler Pacifica testavimą bei Landirenzo dujinę įrangą ir šį kartą, kaip minėjau, tai yra hibridinis modelis, faceliftinis. Tai jeigu kažką panašaus turit, planuojate įsigyti, turėkit omeny, kad dujomis automobilis važiuoja puikiai ir jeigu norėsit kokybiškos sistemos, kreipkitės Service 007, mielai ją pasiūlysim. Ačiū.